Sveiki visiems, vasara atėjo, visiems reikia daug natūralios energijos. Šiandien aš jums parodysiu, kaip galima naudoti mūsų sirupas. Įvairius rūšius yra šilkmedžiai, vynuogių, datulės ir pupmedžių sirupas ir sezam pasta. Kaip galima naudoti šios prekės. Čia yra sezam pasta, natūrali sezam pasta. Čia yra šilkmedžio sirupas. Kaip galima naudoti? Atidarom sezam pastą. Čia yra viršų yra olejus yra. Čia savo olejus labai sveika. Biški miksuosit ir įdėsit viską į lėkštę. Ir paskui sirupas įdėsit ir taip pat iš karto sumiksuosit. Miksuojam ir mes turim savo suntat lavašas yra ir donas, skanus donas. Galite o taip, kaip užtepėlės, pasiimti. Ir valgyti, labai skanu. Galite su šaukštą valgyti ir labai tinka, labai sveika. Čia buvo pirmas variantas. Ir dar vienas variantas, kaip galima naudoti sirupas, tik sirupas. Kas sportuoja, ten reguliariai kas savaitę, kas sportuoja, labai rekomenduojam ir žiema irgi labai tinka. Ir mes taip pat dirbam čia šaltą sandėlį. O čia vandens, paprasta vandens, negazuotas. Įdėsi biški sirupas, nedaug. Įdėsit, va, toks spalva keičia. Uždarysit, suplaut, mix. Ir natūralius energetinė gėrimas. Be cukrus, turi savo saldumą, labai rekomenduoju.